blemba, seniai, aš galvojau, kad aš tiesiog mirsiu, tipo. Aš jau buvau net susitaikęs su tuo, kad aš mirsiu. Yra, žinai, kitų žmonių poreikiai, bet yra ir mano kažkokie poreikiai ir aš negaliu aukoti savo poreikių dėl kitų, žinai. Ir sako, gal galiu tą nufotkinti su žaliu radiatoriu. Ir jis pamatė plakatą ir taip pasižiūri man ir sako, tiesiog, if you wanna crowdsurf, just crowdsurf, man. Ir tada aš galvoju, nu blemba, tipo viskas, mane įstatė į tokią poziciją, tai dabar jau reikia pačiam, žinai, suktis. Arba aš darysiu startupus, arba aš darysiu dizaino agentūrą. Visus tos failus priimdavau kaip proceso dalį, žinai, neišvengiama ir būtina tam, kad kažkokią sėkmę pasiektum. Ir jisai buvo geriausias pavyzdys, kad, nu, absoliučiai nereikia to diplomo. Labai sunku daryti kažką, kai tu darai dėl lemo. Tikslas mano pasiektas, reikia kažkokių naujų tikslų ir tada visi tie nauji tikslai atrodo tokie beprasmiški. Ir galbūt čia yra mano didžiausias tas pasididžiavimas, kad man nereikėjo kažkokių investuotojų, man nereikėjo ten melžti tėvų, žinai, ten pinigų. Tiesiog, tipo, viską padariau per darymą. Žiūrėkit, nu tai čia vyrukų pirmadienis, žinai. Tikrai labai sunkus man klausimas. Pataikiai skaudžia man vietą. Sveikas, Erikai. Labas. Kaip tu save pristatai žmonėm šiai dienai? Neseniai pasikeitė šiaip tas pristatymas, tai dabar aš mėgstu vadinti save tokiu entrepreneriu, jeigu taip lietuviškai. Okay. Ja. O kur prasidėjo tavo antreprenerystės kelionė? Prieš kokius 5-6 metus, jeigu taip pagal faktą, nu, tą tikrą apibrėžimą entreprenerio, kai pradėjau daryti kažkokius jau savo startupus. Bet jeigu taip laisviau šitą terminą pažiūrėti, tai blemba, jaučiu prasidėjo, kai man 12 metų buvo. Okay. Tada aš tokį turėjau entreprenerio kelią, kur pamačiau, kad gariūnuose petardos kainuoja po litą, o šūliai pardavinėja po 3,5. Aha. Tai aš prisipirkau po litą tų petardų blokų ir po 3 tada pardavinėjau mokykloje. Ir entreprenerio kelias buvo nelengvas, nes tiesiog po savaitės iš vyresnių klasių pasigavo mane bičiai, kurie irgi pardavinėdavo ir jo, atėmė mano petardas ir baigė mano biznį. Tai jo, bet šiaip jo, prieš 5 metus aš kažkur pradėjau startupus kažkur savo daryti, nes atsibedžiau aš į tokią vietą, kur buvau jau pakankamai geras freelanceris, pakankamai gerus klientus turėjau. Valandinis irgi jau buvo nemažas ir tada aš galvojau, kur man toliau eit, kad savo tas pajamas, žinai, didinti nebe procentais, o kartais, žinai, ir nes jau jaučiau, kad lubos yra jau pakankamai arti ir tiesiog jo tada buvo 2 keliai labai aiškus, kadangi aš buvau labai geras dizaineris, žinai, nu ir toj IT sferoj sukausi, tai arba aš darysiu startupus, arba aš darysiu dizaino agentūrą. Tai man kažkaip, aš kai buvau dirbęs dizaino agentūroje, tai man ta virtuvė nelabai patiko. Norėjau labiau į startupų tą kelią eiti ir pradėjau kažkokius savo projektus. O tai koks buvo pirmas projektas be petardų? Pats pirmas startupas mano buvo toks Redefine jau vadinasi. Tai jisai buvo CV builderis. Tai jisai atėjo labai paprastai, tiesiog kadangi aš buvau dizaineris, daug iš mano pažįstamų man vis rašydavo, davai ten paturbink mano CV, nupaišyk kažką gražaus ir galvojau, kad iš to galima padaryti produktą. Ir jo, padarėm tokį CV builderį, kuris, sakykime, šiaip jisai buvo pakankamai geras, bet aš gan anksti atsibedžiau į tokią problemą, kad labai man sunku buvo į marketing, nes atrodė, kad blemba, CV reikia visiems ir bus labai paprasta, bet realybė tokia, kad jo, ten tas word of mouth kažkiek veikia, kad ten pasiūlai draugam, jie rekomenduoja savo draugam, bet ten mes kalbam apie juokingus ten pinigus per mėnesį, ten mes gal kelis šimtus eurų tik tai surinkdavom mokėjimų. Ir kadangi buvom 3 co-founderiai, tai po 5 eurų sunkiai dalinasi, jo. Tai jo, nusprendėm kažkaip užbaigti, uždaryti ir ten dar visai gerai viskas baigėsi, nes mes įdėjom į acquire.com pardavimui tą savo projektą ir nupirko ten jį, bet ten irgi ten, žiūrint kiek mes laiko išleidom ir panašiai, tai ten tikrai net neatsipirko, bet vis tiek smagu tas, kad nereikėjo jo tiesiog visiškai išmest, o pavyko dar kažkokį ten grašį gauti už tai. Okay. Tai jo. Užsiminiai dar grįžtam prie tų petardų tavo. Kokia tavo vaikystė buvo? Papasakok. Blemba, labai paprasta šiaip lietuviška vaikystė. Tipo, mano tėvai ten nėra kažkokie labai pasiturintis, mes gyvenam Žirmūnuose
2 kambarių bute, 4, mes su broliu dalinamės vienu kambariu. Mhm. Mano brolis 8 metais vyresnis, žinai, tai jisai ten panas prasivesdavo, tai aš tiesiog įmalindavau, žinai, kampe kambario. Ta pati išgyvenau. Jo. Tai jo, šiaip labai paprastai viskas, žinai, mano mama mokytoja buvo Matiekos. Tėvukas ten kažkokį mažą versliuką savo turėjo. Okay. Ir jo, tokia paprasta šiaip vaikystė, nieko neišsiskirianti, visiškai gyvenau rajone, žinai, užaugau ten rajone ir jo, kažkaip. Okay. Gerai, einam tada prie tavo darbų ir projektų ir to, ką tu gal dabar darai. Tai man labai šiaip įdomus grįžti tą tavo etapą, kur tu Human Apps. Jo. Nes aš tam pačiam appse dar atsimenu, kad kažkada mane pasikvietė, kad UX peržiūrėčiau irgi ir buvo visai, įdomus experiences, kur man atrodo, nauja versija kažką norėtų introducint. Labai, nestandartinis appsas ir platforma buvo. Taip. Tai tu tenai buvai kaip dizaino realiai galva iš esmės, ne? Jo, ten šiaip buvo toks laikas, kad aš buvau neseniai išsiskyręs su Monyta, kur dirbau apie virš metų. Ir jo, freelancinau ir tada į mane kreipėsi Justas Janauskas, kas Vinted co-founderis yra. Ir man tuo metu toks visai, žinai, rimtas žmogus buvo, tai labai nustebino ir jis pakvietė prisijungti prie jo naujo projekto, to Human App, kaip jo dizaino lydui, žinai, tokiam co-founding. Tai aš ten prisijungiau, metus laiko irgi ten padirbau. Ir po metų kažkaip lyvinau, nes labai sunkus produktas iš tikrųjų buvo ir galbūt nesutapo šiek tiek mano expectationai su realybė. Ir jo, ir kažkaip taip išsiskyrėm. Tai ten jie daug šiaip pivotų darė, tai jo labai daug keitė tą idėją kartu. Iš pradžių ten buvo taip kaip platforma susitikimui su žmonėm už pinigus, ta prasme, iš esmės. Po to tai tapo labiau kaip socialinis tinklas, po to paskutiniu metu ten jau mačiau toks kaip, vos ne kaip Tinderis bendravimui patapo, kad tu ieškai kažkokių like-minded žmonių, su kuriais galėtum bendrauti. Tai ten, aš šiaip gan iš arti sekiau, žinai, net po to, kai išėjau, man buvo labai įdomu, kaip toliau vystysis ir ten kaip toliau viskas eis. Tai jo, sakau, gal ten kelias skirtingas versijas mačiau to produkto, kol galiausiai jie ten prieš kokius pusę metų ar metus jau pilnai jo, sunsetino. Ok, o tai ką išmokai iš tokio experience, žinai, kur, nesumečino tavo expectationų vienas dalykas, kitas dalykas, failino produktas iš esmės, tipo. Blemba, man ta prasme, tai toli gražu ne pirmas. Ir aš tikiu, kad ne paskutinis produktas, kuris failino, tai aš kažkaip visą laiką tos failus labai pozityviai žiūriu, nes iš esmės tai buvo geras laikas, žinai, daug įvairių pamokų išmokta ir tiesiog, ta prasme, tas failas, aš manau, kad jeigu ne tas failas ir ne daugybė kitų failų, tai aš neturėčiau tos sėkmės, kurią dabar, žinai, turiu su savo kuriamais dalykais. Tai tiesiog aš visus tos failus priimdavau kaip proceso dalį, žinai, neišvengiamą ir būtina tam, kad kažkokią sėkmę pasiektum. Okay. Tai aš visiškai neišgyvenau dėl to. O bet tai vis tiek turbūt buvai gyvenime etapė tokiam, kur, žinai, ne tai, kad vienas didelis failas atsitiko, bet vienas failas po kito failo, po trečio, po ketvirto failo. Tai kaip tu tam, tarkim, trečiam, ketvirtam taške neprarandi vilties, žinai, ir toliau eini daryti, Tai, žinai, čia man tai labai paprasta atsakyti, nes jeigu tu mėgaujasi to procesu, tai aš esu pasiruošęs failinti iki gyvenimo galo, žinai. Tipo, net jeigu aš nepasiekčiau ten tos kažkokios sėkmės, tai ką žinau, tai koks skirtumas. Tipo, man atrodo, kad jų sėkmė yra tai, kad tu darai, kas tau patinka, tu gauni, žinai, už tai kažkokį atlygį. Ir, tai ar tas produktas pavyks ar nepavyks, tai labai daug yra sudedamųjų. Ir tai, kad jis nepavyksta, tai, nereikia dėl to labai parintis, aš manau. Tai aš kadangi žiauriai didelę aistrą turiu tam pačiam, žinai, dizainui, kažkokiam produktų kūrimui, aplamai visoje toj IT sferoje, man, viskas labai įdomu. Tai aš ir nejaučiu kažkokių parkių dėl to, kad kažkas failino, nes, tai gerai, kažkas failino, darom kažką naujo. Ir tu jau darydamas kažką naujo, tai nori, nenori, tu turi suprast, kad 9 procentų, kad tai failins. Nes,
taip yra. Tokia Ta prasme, kad statistika. realiai net startupai, kurie gauna investmentą, tai net iš jų 90% žinai feilina, nesulaukia sekančio investmento. Tai ką jau kalbėti apie produktus, kuriuos, žinai, mes ten savo lėšom kūriam, tai dar didesnė feilo tikimybė. Bet kiekvienas, žinai, sekantis šūvis yra taiklesnis ir turi didesnę tikimybę jau kažką padaryti sėkmingo. Ja. O yra tave kas nors apipisę, bildinant produktus kažkokius ar verslą kuriant su žmonėm? Apipisę? Blemba, šiaip nepasakyčiau, kad kažkada jausčiausi labai apipistas. Galbūt ten gali būti, kad, nežinau, kažkokie ten nesutarimai ar ten kažkas nesėkmės, kažkas ten tai čia neišvengiama, bet taip, kad jausčiausi, kad blemba, čia mane apipiso, tai neturėjau tokio experience'o. Okay. O kaip tada, vis tiek, man atrodo, labai svarbu, ypatingai produktus kažkokius kuriant ar startuolius, nesvarbu, kad labai žinot, su kuo tu tai darai, tai kaip tu atsirenki žmonės, su kuriais eini į darbinį santykį ir, žinai, čia nėra, kad tu ateini padirbčiau, tu investuoji savo babkės ir savo laiką visai intensyviai. Blemba, šiaip tai aš esu linkęs pasitikėti žmonėm iki tol, kol jie paveda, žinai. Tai aišku, tu pasidarai kažkokius background checkus, pasižiūri experience, ar ten viskas yra ok, bet taip, kad labai jau ten kažkaip gilinčiausi ten į praeitį, ten kalbėčiau su kažkokiais kitais žmonėm, kas dirbo ten kartu ir panašiai, tai neteko, bet ir iš tikrųjų nesu ten labai gal ir nudegęs dėl to, nežinau, tai visai kol kas šitoj vietoj tai sėkmingai būdavo, bet jo, ką sakai, tai aš girdžiu ir labai sutinku, kad co-founderius tavus atsirinkti, tai yra žiauriai svarbu, nes tai iš esmės didžia dalim nulems sėkmę, nesėkmę ir tai bus, žinai, žmonės, darant startupus iš esmės, bent jau kaip aš darydavau ir su ta visa aistra, tai tu nėra tai kažkoks 9 to 5 darbas, žinai, tai tu 24/7. Tu dirbi 2-4-7 ir tada tu turi, tu iš esmės turi pasitikėti žmogum, kuris yra tam pačiam laive ar kuris tą laivą valdo kartu, nes jeigu tu nepasitikėsi juo, tai tada automatiškai bus feilas iš karto ir tuos dalykus reikia spręsti kuo anksčiau. Tai irgi ten daug yra tų istorijų, kai startupų founderiai kažkaip ten pykstasi, nesutarė ir tas labai kenkia pačiam startupui, tai kad apsidrausti tiesiog reikia visas sąlygas, viską apsitarti dar net nepradėjus dirbti, žinai. Ir reikia kalbėti ne tik apie kažkokius sėkmės atvejus, bet ir nesėkmės atvejus. Tai kas bus, jeigu, nežinau, ten po pusės metų man pasiūlys kažkas geresnę poziciją ir aš norėsiu lyvinti, žinai. Ką mes darysim? Ar, ta prasme, koks bus mano steikas? Ir čia tokia turbūt dažniausia situacija, kur, žinai, žmogus investavo pusę metų savo laiko ir jisai dabar nori pasitraukti, bet jisai jisai jaučiasi prisidėjęs ir jis galbūt, norėtų kažkokią dalį turėti. Ir tada, čia užprogramuotas yra konfliktas, jeigu tai yra neapšnekėta, nes vienam atrodys, kad, blemba, kodėl tu turi turėti dalį, jeigu tu jau nieko nebedarysi šitam projekte, o kitam atrodys, kad aš čia pusę metų savo gyvenimo atidaviau, dėl to turiu turėti kažkokį steiką. Tai visi ten tie vestingai, klifai ir panašiai, aš manau, kad jie turi būti sutarti prieš pradedant bet kokius darbus. Ok, nice. O buvai tokioje situacijoje, kur, dirbi, tarkim, 2-3 su žmogum ir realiai tu jauti, kad, tarkim, tu darai 7% darbo ir, žinai, kiti žmonės, kurie dirba su tam, jie daro žymiai mažiau darbo. Ir kartai, žinai, tas labai, man atrodo, dažnai galima atsidurti tokioje situacijoje, kur tau tik taip atrodo, bet, žinai, realiai tu negali pamatuoti, tai kaip su tokiom situacijom dylintum, arba dylinai, jeigu esi susidūręs. Blemba, čia šiaip labai, labai sunkus toks atvejis, žinai, nes realiai tai turbūt aš visą laiką žiūrėčiau į rezultatą, žinai. Ta prasme, jeigu žmogus skiria valandą, kad pasiekti rezultatą, o man reikia 12 valandų, žinai, skirti, tai čia nėra kažkokia to žmogaus problema, čia gal tada mano problema ir man šiaip žiauriai nepatinka šiaip vertinimas visų tų darbų per valandų prizmę, nes blemba, jeigu aš sėdėjau 12 valandų ir dabar aš prašau kito žmogaus sėdėti 12 valandų, tai manau, kad biški toksik yra. Tai yra žymiai svarbiau nustatyti kažkokius rezultatus ir per tai vertinti.
Nu jo, tai aš visą laiką kažkaip taip ir stengdausi daryti ir jeigu matau, kad rezultatas kažkoks netenkina, tai tada sėdam ir kalbame, žinai, kodėl tas rezultatas blogas, ar tiesiog ieškom priežasčių, galbūt aš galiu kažkaip prisidėti, kad tą rezultatą pagerinti. Galbūt tai yra visai ne apie įsitraukimą, o apie tiesiog kažkokius kontekstinius dalykus. Okay. Jo, tai jo, kažkaip per daug nesiparinu dėl to. Ir šiaip dabar mano tam paskutiniam startup'e, kurį mes dabar labiausiai vystom, tai šiaip yra labai juokinga, nes mes su savo partneriu, mes tipo realybėj esam susitikę gal 3 kartus. Tipo, mes ten darom revenue 100 000, ten tipo pinigai vaikšto belen kokie, o mes realiai nesimatom absoliučiai. Aš nežinau, kada jis dirba, jis nežino, kada aš dirbu. Bet kažkaip, tipo, aišku, mūsų atvejis gal yra lengvesnis, nes mes turim sėkmę, žinai, mūsų produktas sėkmingas, tai ir to konflikto nėra dėl ko, žinai, kilti, bet šiaip jo, labai toks surrealus atrodo, žinai, vaizdas. Bet sveikas ryšys toks atrodo labai iš to, kad tu pasakai, žinai, kad, Jo, mes šiaip su dabartiniu partneriu, tai ta prasme, žiauriai gerai sutariam, aš ta prasme 100% pasitikiu juo, jisai, manau, lygiai taip pat pasitikė manim ir ta prasme visiškai nekvestionuojam ir net nelendam kažkaip į vienas kito darbus, nors šiaip aš dažnai pastebėdavau anksčiau, kad aš šiaip biški toks control freakas esu ir man patinka dalyvauti visuose procesuose, ypač kai mes kalbam apie kažkokį dalyką, kuris yra, sakykime, mano produktas, ne, tai aš noriu kiekvieną, žinai, žinot dalelę to produkto, bet su šitų partnerių, kas liečia ten developmentą kažkokį, tai aš tiesiog, visiškai 100% pasitikiu ir net nebandau ten gilintis, nes žinau, kad tai, ką jis padarys, bus tiesiog geriausia. Okay, fully trust, nice. O žiūrint dabar į tą dabartinį to produktą, tai čia jau jūsų antras produktas kartu gaunas? Jo. Okay. Tai gali tada papasakot apie pirmą tą produktą, kas per konceptas buvo, backstory biškį duot man. Jo, tai šiaip, kadangi tai nėra mano pirmas startupas, tai aš tiesiog galvojau, aš visą laiką galvodavau, ką čia subildint, ką pabandyti, žinai, ištestuot. Ir man visą laiką buvo įdomi e-com, žinai, sritis, e-commerce. Ir aš daug klientų turėdavau e-commerce, kam reikėdavo shopus padaryti. Ir realiai jo, kažkaip aš užklydau į Shopify'aus partners page ir ten buvo toks blokelis, kuriam buvo statistika, kad berods gal top 25% Shopify'aus appsų per metus uždirba berods $240,000. Ir tada man toks buvo, top 25%, tai čia yra ketvirtadalis, žinai. Taip. O aš kadangi Shopify'ų naudojau ir aš esu žiauriai daug appsų naudojęs, aš mačiau, kad tie appsai, iš UX-o jie ten toli gražu neblizga, iš developmento pusės irgi ten daug kas lagina, veikia ne taip, kaip norėčiau. Ir tiesiog man visą laiką, kai reikėdavo apps'o, tai aš praleisdavau ten valandas, kol surasdavau gerą. Ir tada man užsidegė tokia lemputė, žinai, kad tai čia yra niša, žinai, jeigu aš padarysiu kažkokį savo appsą, tapsiu tuo top 25%, aš uždirbsiu tiek pinigų pagal statistiką. Ir tuo metu man atrodė, kad aš galiu ne top 25%, aš galėčiau galbūt top 10% padaryti, nes ten tai, kas yra App Store, tikrai neblizga. Tai jo, aš kažkaip tada galvojau, kokį čia appsą padaryti, pradėjau researchinti, norėjau kažkokią idėją tokią sugalvoti, kuri būtų iš esmės pritaikoma visiems shopam, bet tuo pačiu ir nebūtų labai konkurencinga, kad nebūtų kitų tokių appsų. Ir galiausiai aš priėjau prie idėjos, kad sukursiu appsą, kuris įdeda ikonų blokelį į parduotuvę. Tai ten visos tos ikonos free shipping, ten satisfaction guarantee, free returns ir panašiai. Tai tokį blokelį realiai įdeda į shopą mūsų appsas. Idėja žiauriai paprasta buvo. Tada susidizainau tą appsą, reikėjo susirasti developerį, galvojau, kad darysiu vienas, žinai, kaip founderis ir tiesiog samdysiu developerius, susiradau ten tokį developerį, su kuriuo ilgai mes labai ten trukom, ten gal 4 mėnesius jisai man ten bildino, ten turėjom jau kažkokį demo, bet vis iki galo kažkaip nepavykdo damušti. Aš jį ten pušinau ir galiausiai jisai pasakė, kad blemba, aš čia nelabai galiu, čia turiu kitų projektų ir nelabai spėsiu ir šiaip labai
šiaip maloniai pasielgė, jisai nenučeldžino manęs nei euro, jisai atidavė visą codebase ir sako, sorry, kad čia taip gavosi dėl mano kalties, tai atiduodu tau visą kodą, kuris yra dabar padarytas ir neprašysiu nei cento. Tai aš pasiėmiau tą kodą ir vėl ieškojau developerio. Ir tada supratau, kad nėra taip lengva rasti, žinai, developerį ir supratau, kad, greičiausiai man reikėtų partnerio, žinai, kuris būtų irgi co-founderis, kuris turėtų lygiai tokią pačią motivaciją, kaip aš, nereikėtų pušinti. Yeah. Ir tiesiog į Facebook'o grupsą įmečiau skelbimą, papasakojau apie save, savo patirtį, ką aš čia noriu buildinti. Ir jo, sulaukiau ten gal 10, 15 ar 20 developerių. Ir išsirinkau vieną, su kuriuo pradėjom dirbti ir tas vienas būtent ir yra Donatas, su kuriuo mes iki dabar dirbam. Okay. O labai sunku yra gauti, nežinai, ten tarkim, atsimenu, kad kažkada, kai researchinus, tai Google App Store įdėti, ten appsą nėra taip sudėtinga, su Apple labai daug turi praeiti dalykų. Tai kaip su Shopify'aus appsais yra, tipo... Šiaip pakankamai sudėtinga. Mums labai padėjo, aišku, kad tiek aš esu senioras, žinai, iš UX, UI pusės, tiek tas mano partneris yra senioras iš development pusės, tai mes gan lengvai susitvarkėm. Buvo ten tokio ping-pongo tarp Shopify'aus ir mūsų, kad ten tam tikrus dalykus pataisyti, bet praėjom gan lengvai. Nors esu girdėjęs istorijų, kad Hebra sudevelopina appsą ir tada pusę metų bando praeiti į App Store. Bet tai tu jau ėjai su final produktu iš esmės, žinai, ten tipo, kuris jau veikia? Jo, jis buvo veikiantis, ten buvo, aišku, jisai ne toks pilnas kaip vėliau, nes mes įvystėm, žinai, bet tokia MVP versija, kuri jau veikianti ir kuri, turi kažkokią vertę naudotojui, tai jo. Jau tokia, pagavau. O kiek Shopify, jeigu čia į prieinamą datą, bet aš tiesiog neįsivaizduoju, kiek Shopify'us charge'ina nuo kiekvieno, žinai, paymento su tavo apps'u? Tai dabar pasikeitė situacija. Anksčiau, kai mes pirmą apps'ą darėm, tai jie charge'indavo 15% nuo visų transakcijų. Tai jo, tiesiog toks paprastas flat fee. Dabar yra įdomiau ir šiaip žymiai geriau, nes jie prieš kokius metus pakeitė savo šitą pricingą ir padarė, kad jie charge'ina 15% tik nuo 1 milijono per metus. Oho. Tai vadinasi, mes 1 milijoną per metus, mes galim kiekvienais metais padaryti po milijoną ir mes nemokėsim nei cento Shopify. Oho, okay. O viskas, kas virš milijono, tai nuo to jie charge'ina 15%. Tai tau čia labai geras dealas palyginus su praeitu. Šiaip labai tikrai geras dealas, nes ten, pavyzdžiui, koks App Store'as, tai 30% nuo visko ima. Tipo... Apple App Store'as, jo. Okay. Visai daug. Šiaip labai daug. Čia yra jų pagrindinis revenue vos net. Tai, labai. Okay. O kokie tau tada gaunas, kokios išlaidos realiai, žinai, žmonių valandos turbūt, tipo, kas dirba? Jo. Ir kokios išlaidos? Tai mes žiauriai esam lean, ta prasme mes labai nedaug stengiamės turėti išlaidų ir nesvarbu, kad mes uždirbam daug, bet tos išlaidos mūsų yra palaikomos tokios, lyg mes visai neuždirbtume, žinai. Tai dabar mes per mėnesį išleidžiam ten iki 10 000 eurų. Ir tai iš esmės daugiausia turbūt darbuotojai, tai yra customer supporto keli žmonės, o daugiau tai visoks softas, žinai, už kurį mokam. Kažkiek adsų dar ten 100 000 ant adsų išleidžiam. Tai jo. Tai, kad suprast kontekstą, gali čia skambėti labai daug, žinai, 10 000, bet taip, mūsų mėnesinės pajamos yra ten dabar apie 170 000. Tai čia yra visiškas mizeris. Taip. Okay, supratau. Gerai, padarom pauzę nuo startupų. Aš to dabar ištrauksiu vieną fotkę. Ir man reikės konteksto. Šiaip žiauriai įdomus dalykas. Dar iš pradžio gal pradėsiu nuo kito dalyko. Kai pasearchini tave YouTube'ai, aš ieškau intervų su tavim kažko. Kaip įdomu. Ir man buvo šokas. Aš tipo žiūriu, karpio gabalas kažkoks. Žiūriu, what the fuck, kas čia vyksta, tipo, ir supratau, kad tu videografo karjerą kažkurio metu turėjai, ne? Jo, turėjau. Okay. Aš labai daug dalykų esu praėjęs ir bandęs gyvenimo, man šiaip įdomu viskas. Aš toks esu visiškas hustleris, žinai, kur kažką pamatau, patinka, neriu ten ir bandau, žinai, ten daryti dalykus. Tai čia biški konteksto į tą, kaip aš tapau to videografu, tai aš turėjau, būdamas gal 19, 20, aš turėjau tokį rūbų prekinį ženklą
Okay. Ir mes tiesiog galvom, nu, su bičiuliu mes ten įkūrėm ir mes galvom, kaip čia jį geriau būtų išprominti, žinai. Ir tada aš tuo metu labai visa repo scena buvo ant bangos Lietuvoje. Yeah. Mes ten vaikščiodavom į repo tūsus, klausydavom repo ir panašiai. Ir tada galvoju, blemba, reikia kažkaip, galbūt kažkokius live sessionus pradėti filmuoti, kad nufilmuosim reperius, duosim jiem užsirengti mūsų jo džempą ir tiesiog tai prominsim. Nu ir visas tas nuėjo, kad tiesiog aš pradėjau filmuoti repo klipus. Okay. Ir dabar ten mano YouTube kanale, ten bendras peržiūrų skaičius, ten man atrodo virš 6 milijonų. Jo, ten kosminiai skaičiai, nes ten labai daug gerų gabalų tipo yra prifilminta. Aš visą laiką galvoju, įdomu, kas filmina šitos tipo gabalus. Dabar sukonektinau, tai jo, man čia buvo, nes pats labai daug laiko praleidau ten klausydamas visų lietuviškų reperių. O tai dar turi, nu, nežinau, aš neįsitikinau, ten tavo buvo fotkė ar ne tavo, dar turi tatuškę ant kaklo, ar ten netu išsitatuiravai ant kaklo tą logotipą? Jo, turiu. Okay. O kiek žmonių išsitaturavo po to, nes mačiau, kad kėlė į postą, tipo, kas išsitatkins, gaus mėgstinį. Ten buvo visiškai for fun, tipo, postas, nes aš, kadangi pasidariau tatuškę, galvoju, reikia kažkaip, tipo, papromintą ir aš įsimečiau fotkę su ta tatuške ir sakau, ir tiesiog į bairį parašiau, kad kas išstaturuos, tiem džempas nemokamai. Ir atsirado žmonių, tipo, kas išstaturavo. Čia ant rankos kažkas išstaturavo. Nes tai, žinai, tai nėra kažkoks užrašas ten, žinai, ar ten, žinai, Nike logo, žinai, ten tipo toks gan, nu toks, žinai, origami paukštis. Taip, gali tikrai daug reikšmių turėti, tai jis netrodo kaip kažkokia reklama, tai jo, atsirado tokių ir davėm džempus jam. Geras, okay. Tai einam gerai prie pirmos fotkės. Šitą fotkę, kas yra šitas žalias radiatorius, iš kur tu jį radai? Blemba, čia aš atvažiavau į centrą, pasistačiau mašiną, tuo metu Klaipėdos gatvėje buvo tokia aikštelė, kuri buvo vienintelė centre aikštelė, kur nemokamai gali parkuoti mašiną. Aš tenai pasistačiau mašiną, išlipu iš mašinos ir tiesiog kažkoks bičas prieina prie manęs su žaliu radiatorium ir sako, gal galiu tave nufotkinti su žaliu radiatorium. Aš toks, ką žinau, jo, gali, tipo, ir tiesiog ten buvo, nežinau, kas tai buvo kažkokia reklama, ar jie reklamavo kažkokį renginį, ar kažkokį judėjimą, bet žodžiu, jie fotkino žmonės su radiatorium. Okay. Tai čia simple as that. Jo. Okay. Tada yra antra fotkė, po to kitas dar pasiliksiu vėliau. Tai man įdomu, ką reiškia crowdsurfing per Magda Marko koncą. Tai crowdsurfing yra, kai tu lipi ant žmonių ir jie tave neša, žinai, per minę, žinai. Tai tiesiog buvo tokia situacija, kad Magda Marko šiaip mano tuo metu ir vis dar dabar šiaip yra vienas mėgstamiausių atlikėjų. Bet tuo metu ten man iš vis žiauriai aš klausiau jo, buvo visiškas topas ir atvežė į Lietuvą jį A Days a Week agentūrą. Nu ir aš tada galvoju, blemba, tai buvo mano berods antras koncas Magda Marko, pirmas koncas buvo Lenkijoje per Heineken Opener festivalį ir man žiauriai įsiminė tas koncas, nes tiesiog jisai per paskutinį gabalą jisai tiesiog šoko nuo scenos, žinai, ant žmonių ir viso paskutinio gabalo metu, kuris trunka apie 10 minučių, jisai visą tą gabalą atlikinėjo, kol jį, žinai, nešė žmonės. Tiesiog per visą, tipo, žinai, ne areną, bet ten laukia vyko, bet still. Tai man tas, man tai žiauriai linksma, man žiauriai patinka visas tas pankuchos toks vaibas. Ir tada aš per koncą Lietuvoje, aš pasidariau plakatą, kad maždaug Mac, let's crowd surf together, žinai. I wanna stage dive with you, kažkas tokio, žinai. O aš žinau, kad jisai toks žiauriai, tipo, chill, yra bičas sukalbamas ir jam, patinka visokios nesąmonės. Bet ten jau buvo praėję keli metai nuo to pirmo konco, kur buvau ir jisai, šiaip Lietuvoje tas koncas nebuvo žiauriai geras, jisai žiauriai buvo daug prigeręs ir, žodžiu, jisai pats nekraut surfino ir tada jisai pamatė tą mano plakatą, aš ten pirmoje eilėje vos nebuvau. Ir jis pamatė plakatą ir taip pasižiūri man ir sako, tiesiog, if you wanna crowdsurf, just crowdsurf, man. Ir tada aš galvoju, blemba, tipo viskas, mane įstatė į tokią poziciją, tai dabar jau reikia pačiam, žinai, suktis. Tai, tai ką, pasidėjau aš tą plakatą, žinai, užlipau ant tvorelės ir šokau tiesiog, žinai, ant žmonių ir mane ten tie žmonės porą minučių pranešė ten per visur ir tada galiausiai mane išstūmė į priekį link stage'o, kur tiesiog apsauginis mane čiupo.
numetė ant žemės ir jau norėjo mane išmetinėti iš konso, bet tada gerai, kad organizatoriai pamatė ir sako, tipo, chill, čia viskas okei, čia taip normalu, nes tiesiog Marozas apsauginis galvojo, kad čia gal kažkas labai neleidžia. Jo, nes aš tik vienintelis toks buvau, nes šiaip užsienyje, tai žinai, jeigu nueitum į kokį rimtesnį konsą, tai ta prasme ten 10 žmonių, ta prasme, crowdsurfina ir čia visiems yra visiška norma, bet Lietuvoje dar ypač toj didžioji scenoje mes to neturim. Labiau ten tokiuose undergroundinėse vakarėliuose. O koks tavo ryšys yra su muzika, nes vis tiek nemažai yra ir visokių video pas tai Instagram'e, kur tu su gitara groji, koks backstory yra? Šiaip, ką žinau, mano šiaip tėvukas grojo gitarą visą gyvenimą, aš matydavau tą pavyzdį ir kažkaip irgi pradėjau groti, bet labiausiai pradėjau groti turbūt, kai man buvo kokių gal ten 16-17 metų, kai mano tėvai išsikėlė iš Žirmūnų gyventi į nuosavą namą ir ten, ta prasme, jokio susiekimo nebuvo, aš per jaunas, kad vairuočiau mašiną, tai aš tiesiog ten pastoviai sėdėdavau namie, neturėjau ką veikti, ten internetas irgi ten vos traukė, žinai. Tai aš tiesiog žiauriai daug grodavau gitarą ir jo, aš iki dabar, ta prasme, labai daug groju ir, mano ryšys su muzika gan artimas, aš, ta prasme, grojau ten banduose, šiaip, ir, ta prasme, mano turbūt top, tam muzikiniam kely, žinai, momentas buvo, kai aš ten mes su grupe apšildėm vieną iš mano mėgstamiausių atlikėjų, žinai, Conan Moccasin atvarė į Lietuvą ir davė, žinai, apšildyti bandui ten mūsų ir ten, tai va čia buvo mano topinis. Pykas tavo, mano pykas, bet po to aš kažkaip išėjau ten iš to bando ir tada aš su kitu bandu, ten su Luku Pilkausku šiek tiek grojau ten kelis koncus, bet irgi ten baigiam, tai dabar tiesiog hobis, kur pagroju namie bet neatmetu galimybės, kad kažkada rimčiau vėl grįšiu į sceną. Nice. Būtų įdomu pamatyti. Nes tu vis tiek toks esi, kur, žinai, jeigu tu darai dalyką, tu fully committinė, atrodo, labai labai daug įdedi energijos, supras, kaip gerai daryti tą krepsą. Tai čia galbūt ir buvo didžiausia priežastis, kodėl aš lyvinau, nes aš mačiau, kad Hebra, žinai, iš bando committina fully, o aš tuo metu committinau fully į savo startupus, žinai, ir man ten būdavo aš tiesiog mačiau, kad aš nelabai galiu ir nelabai noriu tiek komitinti į muziką, tai dėl to tiesiog ir išsiskyrė ten mūsų keliai, žinai, ir aš nuėjau į savo startupus. Tai aš manau, kad jeigu jau grįšiu į muzoną, tai reikės fully. Bus įdomu pamatyti, kai grįšiu. O gerai, dabar tau pabandysiu atgaminti memory vieną, užduosiu tau klausimą ir tau reikės atsakyti tą patį, ką atsakei. Koks yra tavo moto? Atvirškinsi dabar, iš kur šitas yra, ar ne? Koks mano moto? Blemba. Aš atsimenu vieną bairį tokio savo gero draugo Norbės, kur jisai žiauriai daug su mašinom dirba ir jisai yra pasakęs, kad mano gyvenimo moto yra auto. Bet šiaip, blemba, aš turiu tokį moto necenzūrinį, mano moto yra bibys pats nepasičiulpas. Tai nežinau, ar tu šitą referinį, bet... Ne šitą referinį, bet šitas geras. Jo, tai aš, šiaip šitą dažnai sakau, nes čia tikrai nėra tik tai apie bibį ir apie čiulpimą, bet, tiesiog, kad dalykai nepasidaro gyvenime ir reikia pačiam pasidaryti juos. Jo, šitas, tas referencas mano iš tikrųjų buvo iš tavo intervo, dabar neatsimenu su kuo, bet kur Surelius valgiai su tokiu komiku, pamirštu jo vardą. Kerbelis, Žilvinas Kerbelis. Taip, tai tam buvo, vienintelis intervas, kurį aš radau su ten, jisai truko 9 minutės ir buvo, sensacinė intervas, iš tikrųjų, tai rekomenduoju pasižiūrėti. Bet rekordinot jį Pienas ne vienas bare. Taip. Tai aš tuo metu, man atrodo, buvau gal 6-7 klasėje, kai tu šitą... Tai tu labai jaunas. Kai tu šitą visą reikalą darai. Aš eidavau ir galvodavau, kas, per durniai sumastė sus pusryčius pardavinėti po. Tai koks yra backstory, kaip tu prieini iki to ir jūs čia dviese su Gintarė darėte? Jo, čia buvo visiškai mūsų su Gintarė projektas ir tai šiaip mes su Gintarė esam tokie gan kūrybiški žmonės, žinai, mūsų backgroundai yra kūryba, aš ten, žinai, per dizaino prizmę kuriu ir ten per produktus kažkokius. Jinai tuo metu buvo reklamos agentūroje copywriterė, o dabar jinai juvelyrė, turi, žinai, savo brandą, tai, tiesiog ta kūryba tai yra mūsų tiesiog duona. Jo, visiškai duona.
Ir realiai tai buvo labai, labai juokinga, mes tiesiog kažkurį savaitgalį gulėjom, žinai, mes šiaip dažnai ten dalinamės visokiom idėjom, ten tiek durnom, ten kažkokius prankus, žinai, galvojom, tiek rimtesniem, žinai, ir mes buvom kažkada Londone yra toks sausų pusryčių baras, kuris vadinasi Serial Killers. Ir serial tai ne serijinis, o sausi pusryčiai serial. Ir ir mums ten kažkaip žiauriai patiko, atrodė labai tokia irgi kūrybinga idėja. Ir mes tada ryte kažkada atsikeliam ir sako, blemba, tipo, žiauriai kietai būtų Lietuvoje, kad toks būtų, žinai, sausų pusryčių baras, tu ateini, pavalgai fleiksų, ten, nežinau, atsigeri ten pieno. Ir mes tada taip sakom, tai ką žinau, tai padarom, žinai. Ir iš pradžių buvo kaip bairis, bet po to žiūrim, kad mes vis grįžtam apie tai pakalbėti ir žiūrim, kad čia jau nebe bairis darosi. Ir long story short, tai mes per, man atrodo, mėnesį nuo idėjos, to pasidalinimo, per mėnesį mes vos netidarėm, žinai, tą sausų pusryčių barą. Ir jinai tuo metu Gintarė dirbo copywriterė reklamos agentūrai, aš tuo metu freelancinau, tai aš daugiau laiko turėjau, tai tiesiog ten vos ne per pirmą savaitę susiradom patalpas, per antrą savaitę susipirkom ten baldus Ikėjui, užsakėm, žinai, per Amazoną ten tų visokių sausų pusryčių, nuvarėm į Sanitexą, ten prisipirkom pieną, ten ir visko, žinai. Ir tada neprisimam kelintų ten metų, bet balandžio 20 atsimenu, atidarėm sausų pusryčių barą. Kiek laiko tęsiasi tas visas daiktas? Nepilnus metus iš tikrųjų. Pradžia ten buvo visiškai bombinė, nes, idėja žiauriai kūrybiška, ten visi portalai apie mus parašė, Delfis, ten Elrytas, ten absoliučiai visi ten atvarė, Happy 365 žurnalas iš mūsų intervą paėmė ten žurnalą, patekom, tada žmonės, žinai, irgi, tiesiog toks, belenkoks bazas, ir aišku, kad tas bazas atsiliepia ir versle, žinai, tai aišku, ten pirmą mėnesį ten Full House'as, žinai, visiems žiauriai įdomu, ten ateiti tą vietą paragautų sausų pusryčių, kurių nėra Lietuvoje. Bet galiausiai, tai blemba, seni, kas čia per verslas sausus pusryčius pardavinėti, žinai. Ir dar Lietuvoje, mes dar ypač tuo metu mes nebuvom tokia šalis, kur daug ten visi uždirbtų ir galėtų už sausų pusryčių, žinai, bliudelį mokėti ten 3 eurus. Nes visų būdavo toks požiūris, kad, seni, aš už 3 eurus galiu ir pieno, ir visą pakelį sausų pusryčių nusipirkti. Tai tikrai čia nemokėsiu. Tai pradžioj buvo tas bazas, bet jisai labai, gan greitai dajautino, kol galiausiai, žinai, iš vis baigėsi vasara. Tai žiemą ten eiti, ten valgytų sausų pusryčių irgi ten šiaip trafikas visur mieste mažėjo, tai mes labai, labai greitai tapom nuostolingi. Bet tai turėjo, pradžioje vis tiek buvo pelningas verslas. Aš manau, kad pirmus kokius 2-3 mėnesius buvo pelningas tikrai, o po to labai nuostolingas. Tai mes realiai visą tą pelną, kurį pirmais mėnesiais uždirbom, mes tiesiog per likusius ten 6-7 mėnesius jį tiesiog sudeginom ir galiausiai supratom, kad šiaip mes supratom, kad tai nėra mūsų verslas, žinai, tai yra fun, buvo įdomu padaryti šitą, galbūt mums reikėjo tai daryti kaip kažkokį pop-upą. Dabar, su visa šita patirtim, kurią aš turiu, mes tikrai padarytume 100 kartų geriau. Tai būtų, žinai, kažkoks savaitės pop-upas, tai būtų ir labai įdomus, ir tas pats bazas būtų, ir pelnas liktų, žinai. O mes tada kažkaip darėm kaip verslą, bet mes supratom, kad tas maitinimo verslas yra totaliai ne mum. Ten reikia pastoviai sėdėti, ten reikia knistis. Mano idėja buvo, kad mes čia sugalvosim, paleisim, duosim kažkam ir ten automatų suksis. Toli gražus, ta prasme, ten net nenori, man šiaip net nesmagu grįžti, tai mes dažnai su Gintarė pakalbam apie tai, kad prisimeni tą laiką, ir mes prisimenam tą laiką, bet prisimenam jį ne kaip žiauriai smagų, o kaip kiek jisai mums nervų kainavo, žinai, kur ten mes belenkiek ten arėm, žinai, tiesiog, dirbam kažką, ten freelancinam, skambutis, baigėsi pienas. Blet, seni, tai kodėl negalima buvo pasakyti, kai buvo dar, pavyzdžiui, 4 pieno pakeliai lygia, kad baiginėjasi pienas. Ne, baigėsi pienas ir dabar čia laukia žmonės. Aš metu visus darbus, žinai, važiuoju ten į Sanitexą, perku tą pieną. Ir pastoviai tai būdavo, aš atsimenu, mes išvarėm į Londoną, žinai, atostogų ten keliom dienom,
Tai tiesiog, tipo, visas tas kelias dienas ten ir būdavo skambučiai, kad baigėsi ten vienkartiniai indai, baigėsi dar kažkas. Tada ten, nu ten iki tokių istorijų ten daidom, kad, ai va, tu klausai, žinai, ar yra tave kažkas apipisęs, ne? Yeah. Tai vat reflektuojant į tai dabar atsimenu, kad buvo tiesiog, turėjom tokį darbuotoją, kuris tiesiog pizdindavo babkes iš kasos. Tipo. Oho. Bet taip labai atvirai, žinai, mes visur ten kameras turėjom viską ir mes taip pažiūrim, kad, nu, blemba, kažkaip vis nesutampa, kažkaip kažkas, tipo, blogai tam kasos, žinai, aparate, vis ten kažkokie nesutapimai. Ir tada mes taip atsisukam kameras ir žiūrim, kaip bičas tiesiog atsidaro kasą, pasiima šaibus ir įsideda į kišenę, žinai, ir toliau dirba, žinai, kaip niekur nieko. Tai va, jo, tai, nu ir va. Kaip baigęs tam bičui? Nu tai kaip, tipo, pasisodinau aš, žinai, ir tiesiog sakau, kad mes dabar, tipo, tave atleisim ir tu jokių, tipo, negausi algų nieko ir arba tu sutinki su tuo, arba mes tiesiog tada, žinai, kviečiam policiją, rašom pareiškimą ir tu turbūt gyvenime nebegalėsi dirbti, žinai, įmonę su pinigais. Yeah. Tai jis, aišku, pasirinko pirmą variantą ir jo, ten atsiprašė ir panašiai, bet, nu, blemba, žiauriai piktas buvau, žinai, nes aš, tipo, neina, galiu suprasti žmonės, negaliu pateisinti, bet galiu suprasti žmonės, kurie ten neturi pinigų, žiauriai blogai gyvena ir ten vagia ten iš kažkokių ten didelių korporacijų ten ir panašiai. Tikrai negaliu pateisinti, bet galiu bent jau suprasti. Taip. Bet žinai, kai mes esam, tipo, nuostolingas verslas, kuris, tipo, iš savo pinigų, žinai, kažkaip ten bandom jį finansuoti, ir bičas tiesiog ten vagė mum iš kasos, tai nuplemba. Žiauriai piktas buvo. Ja, tikiu. Tai. O ką reiškia dirb su, nu, gal net ne tiek dirb, kiek vystyt verslą su antra pusė? Šūdas. Niekam nerekomenduoju, tipo, absoliutus šūdas. Labai pasijautė, tipo, santykiai tiesiog. Nu, aišku, labai pasijautė, jo, žiauriai pasijautė, nes nublemba, nes tai yra pastovios problemos, žinai, yra kažkokios problemos versle ir tada tu grįžti namo ir tipo, nu negali tu paimti ir atsiriboti nuo tų problemų. Vis tiek visas tas vaibas, visas blogas vaibas iš darbo ateina ir į namus. Ir jeigu tu, žinai, jūs dirba skirtingus darbus, tai, nu, tai tiesiog ta įtampa yra tarp tavęs ir tavo darbovietės, žinai. Bet kai jūs dirbat, žinai, kartu būdami pora, tai, nu, ta įtampa išlieka ir namuose, nes jūs kartu dirbat. Ir tai šūdas, tipo, niekam nerekomenduoju, okay. Tipo, niekada. Yeah. Net jeigu gerai sekasi, vis tiek, tipo, not worth it. Tikrai neverta. Ja. Okay, supratau. Nu, įdomu, nes tikėjau, kad tiek iš pienas ne vienas išsilaušim dalykų, bet čia įdomu, geras istorijas. Okay. Jo, mes dažnai šiaip su Gintarė prisimenam ir sakau, ir tada džiaugiamės, blemba, kaip gerai, kad mes išėjom iš to ir dabar lieka tik prisiminimai, žinai. Ne, čia visai žiaurus dalykas. Gerai, aš noriu dar, žinok, fotkę ištraukti ir eiti prie kitos temos, dabar galvoju. Blemba tas fotkės. Nu, blemba, čia tai labai man daug konteksto reikia, žinok, kad papasakotum. Ai, nu gerai, ne, čia dabar toks, kada jau iš tikrųjų žiedą mausi. Čia buvo juokinga, jo, čia. Nes ten, kaip supratau, tai prankas buvo. Čia buvo visiškas prankas, mes tiesiog ėjom į darbą. Nu, tiesiog, jo, ėjom iš namų Žirmūnas iki Citybeko su Gintarė ir aš tiesiog pagalvojau, kad labai juokingas yra dalykas pasipiršti, tipo, su žiedo nuotrauką, žinai. Ir aš, tipo, aš net nedariau to, tipo, bet aš tiesiog Gintariai papasakojau tai ir jinai sako, blemba, jo, tikrai žiauriai juokinga, davai, tipo, nufotkinam, žinai, įkeliam į Facebooką. Nu ir jo, aš įkėliau tą fotkę ir visi pradėjo ten sveikinti, ta prasme, ten jau man vos ne mama skambina, žinai, ten. Ir aš toks, wow, chill, žinai, čia tiesiog, tipo, fun, žinai, ir tiek. Tai jo, tipo, o į tą kitą klausimą tavo, tai blembant, tai nežinau, tai ateis laikas ir manau, kad bus. Ok, o kaip tu, nu, man visą laiką įdomu, žinai, santykiai vis tiek yra žiauriai įdomus, gražus ir sunkus dalykas, at the same time gali būti, žinai. Vis tiek jūsų santykiai jau labai ilgai trunka, nežinau, ar tu nori į šitą daiminį. Nu tavo žinai, easy. Tai man paklausti. Jo, man tiesiog įdomu, žinai, kaip per tiek metų visus, ypatingai dar, žinai, kai dirbai kartu, kaip visus konfliktus išmokai handlinti ir kas yra svarbiausia tavo akimis. Blemba, šiaip svarbiausia, tai man irgi draugai dažnai to klausia, tai kas man yra labai paprasta, tai kad man atrodo, mes su Gintarė gan anksti sutarėm, kad mes būsim kartu ir mes į tai žiūrim labai rimtai, kad, tipo, va, žiūrėk, mes turim susitarimą, ne, kad mes būsim kartu. Vadinasi, nu, tipo, visi tie konfliktai kažkokie, kurie kyla,
nu tai nenori, nu mums reikia jos spręsti, nes mes jau sutarėm, kad nu mes Taip. kartu, žinai, čia gali vos ne kaip į startupą žiūrėti, ne, kad nu jeigu jau jūs pradėjo daryti, tai darykit, žinai. Tai nu jo, aš kažkaip dėl to man tai pakankamai yra paprasta, aišku, būna visokių ten, žinai, ups and downs, bet kai tu esi užtikrintas, kad tu nori būti su tuo žmogum ir tu esi užtikrintas, kad tas žmogus nori būti su tavim, tai viskas tiesiog pasidaro paprasčiau, nes, nu tiesiog, tipo, tu jau priimi tai kaip faktą. Norma, ja. Jo, ir tada tu turi handlinti visus tuos dalykus šalutinius, žinai, ir handlinti juos per tą prizmę, kad, nu žiūrėk, mes būsim kartu, tipo, mesgi jūs sutarėm, ne? Ir, tipo, nu, tikiuosi, kad tas nepasikeis, žinai, nei iš mano pusės, nei iš jos. Ir su tuo tiesiog lengviau gyventi, nes, žinai, mes tada viską žiūrim per tą prizmę ir tada mes žiūrim, kaip išspręsti tą konfliktą ir jo. Okay. Žinai, taip keistai skamba, ne, atrodo, kad lyg mes jau būtume susituokę, žinai, nes žmonės, kai susitokia, ne, ypač, nu, vat bažnyčioje ten ir panašiai, taigi ten būna tie visi pasižadėjimai, taip, ten ir džiaugsme, žinai, ir liūdesy ten ir panašiai, tai aš nu, man toks jausmas yra, lyg mes jau turėjom, žinai, tarpusavį tą pasižadėjimą, jo, ir dabar dėl to mums yra paprasčiau. O tu šiaip tikintis? Kaip čia pavadinti, aš esu tikintis, bet nepraktikuojantis, galbūt va taip pasakyčiau. Bet tai tiki krikščionybę, tarkim, ar tu tiki, kad, žinai, kuo tiki? Nu, žinai, aš šiaip turbūt galėčiau save pavadinti krikščioniu. Okay. Žinai, mano tėvai šiaip, pavyzdžiui, yra praktikuojantis krikščionis, tai aš esu nepraktikuojantis, bet jeigu reiktų man, žinai, kažkur pasirinkti religiją, aš manau, kad turbūt pasirinkčiau krikščionybę. Okay. Aš nesu labai ten įsigilinęs, žinai, ir nesu ten kažkoks fanatikas, bet aš tikėčiau, kad kažkas, žinai, yra, tipo. Yeah. Kas ten yra, nu, obviously, jeigu mes ten pradėsim gilintis į ten šventus raštus ir panašiai, tai nu, turbūt daug su kuo ten nesutikčiau, bet tokių dalykų kaip tikėjimas, tai nu jo, aš kažkaip visai džiaugiuosi. Ok, supratau. Labai daug klausimų dar sukėlė man šitą temą, užlaginau, sorry, toj suvirškinsiu iš naujo. Arba tiesiog gal pasižiūrėsiu, žinai, bus paprasčiau. Jo, ypatingai su žmonėm, kurie žiauriai daug dirba ir daug gal bandė sukurti dalykų, tu vienaip ar kitaip atsitrenki tam tikras sienas ir perdegi iš esmės. Ir pats, žinai, aš tavęs, kai klausiu, apie ką nori pakalbėti, perdegimas buvo vienas iš tų dalykų, žinai, ką tu užsiminiai. Tai papasako, kaip tu perdegiai ir kaip iš vis pastebi, žinai, kad tu perdegiai. Nes man čia yra toks labai neapibrėžtas dalykas. Čia labai sunku šiaip. Pirmas mano perdegimas tai turbūt buvo, kai aš dar buvau gan jaunas, ten kokių dar su tėvais gyvenau, bet aš visą laiką žiauriai daug ten dirbdavau, ta prasme, po 12 valandų, nes man žiauriai patinka, man įdomu, čia mano aistra, žinai, tai aš ten sėdžiu prie kompo, žinai, ir darau savo dalykus. Ir vienu metu atsimenu, aš dar gyvenau su tėvais, ten užmiesty, žinai, aš kiekvieną dieną važinėdavau į darbą, tuo metu aš atlikinėjau praktiką neapmokamą, žinai, tai ten, ta prasme, dirbi 8 valandas agentūroje už ačiū, tada grįžti namo kažkokius freelansus bandai daryti. Ir aš atsimenu, vieną dieną ten grįžau namo, tiesiog ten apsiverkiau, žinai, ir sakiau mamai, aš sakau, mesiu aš visus darbus, aš nieko nenoriu, aš noriu tapyti. Ir sakau, aš tiesiog gyvensiu pas jūs antram aukšte ir tapysiu, žinai. Okay. Nu, bet sekančią dieną aš atsikėliau ir variau darbą. Tai čia toks buvo pirmas epizodas ir jis toks gan mažas buvo, bet šiaip tas tikras perdegimas, kurį aš turėjau, tai buvo gan neseniai, prieš gal, nežinau, vasarą, man atrodo, vasarą Berlyne. Ir blemba, seniai, aš galvojau, kad aš tiesiog mirsiu, tipo. Aš jau buvau net susitaikęs, tipo, dalinai su tuo, kad aš mirsiu. Oho. Nes aš tiesiog supratau, kad kažkas yra žiauriai blogai su mano organizmu. Man žiauriai sunku užmigti. Ta prasme, aš negaliu užmigti, aš negaliu valgyti, jeigu aš kažką suvalgau, aš tiesiog, tipo, niekaip nefunkcionuoju, žinai, aš atsikeliu ryte, nenoriu nieko daryti,
mes esam Berlyne, žinai, kelioniai, aš kažkaip bandau prisiversti, kad kažkur eiti, žinai, su Gintarė ten, tipo, leisti laiką, bet aš tiesiog negaliu nieko, žinai, apie darbus iš vis, tipo, jokius net negaliu pagalvoti. Ta prasme, po maisto, sakau, žiauriai blogai jaučiuosi, tada pradedu googlinti, kas čia man gali būti, tada aišku, visi googlinimai vis tiek susiveda į vėžį. Žinai. Ir, ir tiesiog aš supratau, kad viskas, tipo, man pizda, žinai, aš turbūt, tipo, mirsiu ir tada galvoju, kaip čia man išspausti, žinai, kiek dar man čia liko, žinai, ir ką aš galiu padaryti su to, kas man liko. Ir vat su tokia mintim, žinai, gyvenau savaitę Berlyne, tada grįžau į Lietuvą. Ir tiesiog ėjau pas visus daktarus, žinai, tipo, viską, kad man, norėjau, žinai, kad norėjau ilgiau biškį pagyventi, žinai. Taip. Ir galiausiai ten dariausi rentgeną, dariausi echoskopiją, dariausi visus išplėstinius kraujo tyrimus. Ir visi daktarai pasakė tą patį, kad seni tavo organizmas puikus, tipo. Nėra jokių pakitimų, viskas yra amazing. Ir aš sakau, tai ką man daryti, žinai, tipo, aš tada sakau, kaip aš jaučiuosi. Taip. Šiaip vien tas, kad daktarai pasakė, kad man viskas gerai, man jau labai stipriai padėjo. Jo, man biški susitvarkė jau šiek tiek tie dalykai, nes, realiai tai taip ir pasakė, kad visa tai yra, tavo galvoje. Ir jo, ten nebuvo lengviausias laikas mano gyvenime, nes ten daug visokių problemų ten su startupais buvo, aš ten irgi daug labai dirbau, ten vienu metu per kelis projektus, žinai, ten viską darau ir jo, tada supratau, kad tipo, tai vadinasi, čia yra turbūt burnautas ir tiesiog pradėjau vaikščioti į terapiją, pradėjau mokytis pasakyti ne, žinai, klientams ir ten, bet kam ir to pasakoje aš šiaip, pasitraukiau iš esmės iš visų savo projektų, kuriuos dariau, pasilikau tik tai Shopify appsą. Aš uždariau savo dizaino agentūrą ir dabar jau tuos, tą mėnesį ar kiek čia porą mėnesių taip mažai dirbu, pavadinkim, bet jau jaučiuosi visiškai pilnai pasveikęs ir planuoju, kad nuo naujų metų vėl varysiu. Okay. Jo, bet turėdamas šitą patirtį, šiaip žiauriai padeda šita patirtis, dabar man užteko šito burnauto ir dabar aš jau moku pasakyti ne. Nes anksčiau aš visiškai nemokėdavau pasakyti ne. Tavrasi, kiekvienas klientas, kuris ateina, blemba, važiuojam. Tavrasi, nesvarbu, kad aš jau užbukintas 3 mėnesius į priekį, ateina kažkas, man atrodo įdomu, važiuojam, darom, aš padarysiu ir žinau, kad padarysiu gerai, žinau, kad galiu. Ir tada taip ir gaunasi, kad tu, žinai, dirbi nuo 9 iki 11, nuo 9 ryto iki 11 vakaro. Ir jo, tai turėjau tokią patirtį. Bet tai iš kur tas buvo jausmas, tipo, daryti dar daugiau projektų, nes kodėl klausiu, nes man buvo, gal ne tokio žiaurumo situacija, bet irgi prieš kokius metus, kur pasakau tau, kol kavą geriam, kur žinai, kad žiauriai daug freelancinų, viską ten dariau, bet man buvo grinai tas atėjęs iš to jausmo, kad reikia daugiau babkių. Tiesiog, ir, aš tai nežinau, kam aš tą darau. Tai man atvirkščiai, žinok, aš jau tuo metu, mano Shopify appsai jau ten normaliai, virna, gal po 10-20 tūkstančių per mėnesį. Okay. Tai man visiškai babkės, ne tas buvo turbūt, ne ta motivacija. Aš nežinau, kodėl, aš su savo terapeutė mes apie tai kalbėjom ir aš kažkada tokį terminą pamačiau internete people pleaser, žinai. Tai aš kažkaip visai suvedžiau į save, kad blemba, aš supratau, kad aš labai dažnai kitų žmonių poreikius statau aukščiau savo kažkokio gerbuvio ar savo poreikių ir jaučiu kažkokią tarsi pareigą, tarsi įsipareigojimą, kad aš būtinai turiu padėti. Nes man atrodo, kad aš turiu galimybę, ateina žmogus su prašymu, jisai dar tuo labiau man moka pinigus, tai kaip aš galiu atsisakyti, žinai. Ir aš vis dar neturiu tikslaus atsakymo, iš kur tas ateina, ar iš kažkokio nepritekliaus, žinai, vaikystėje, kad galbūt neturėjau, žinai, pakankamai ir dabar noriu kuo daugiau visko daryti, kad turėt, ar iš kažkur kitur, dar šito neturiu atsakymo, bet ką aš matau, kad tai tiesiog būdavo taip, kad ta prasme, viskas, kas ateidavo pas mane, aš negalėdavau atsisakyti. Ar tai būtų siūlymas prisijungti prie kažkokio startupo, ar tai būtų freelanco projektas, ar tai tiesiog prašymas kažkokia pagalba, žinai, draugui, man atrodydavo, kad blemba, tai jeigu manęs prašo ir aš galiu tai padėti, tai kaip aš dabar galiu nepadėti, žinai.
Man va toks kažkoks iš karto mintis, tai kaip aš nepadėjau, jeigu aš dabar atsisakysiu, tai tarsi aš jau kažkoks blogas, žinai, būsiu. Blogiukas, okei. Jo, tai vat, ir, nu, dabar aš jau pradėjau mokytis ir supratau, kad, nu, yra, žinai, kitų žmonių poreikiai, bet yra ir mano kažkokie poreikiai ir aš negaliu aukoti savo poreikių dėl kitų, žinai, tai, nu jo, šitą jau pabiški išmokau. Bet tai tu kaip padėdavai kitam žmogui, tu jausdavais po to geriau ar ne? Nu, tarkim, ten, žinai, apsiemi kažkokį projektą daryti, tipo, okei, ten, nežinau, tarkim, landing page kažkokį subilinį, tau tas suteikdavo džiaugsmo kažkokio, ar toks būdavo, kad, žinai, pakomplytinai visą. Negaliu pasakyti, kad aš ten, žinai, šokinėdavau iš laimės, bet, jo, nu, negalėčiau pavadinti to kažkokiu džiaugsmu. Atrodo, kad atlikau pareigą, žinai, savo. Labiau iš tokios prizmės. Aišku, faina ten, kai būdavo kažkokie didesni projektai, tai aš jaučiu, nu, didelį pasitenkinimą daryti kažkokius dalykus, kurie daro įtaką daugelio žmonių gyvenimams. Ne? Tai vat, jeigu ateina klientas, nu, kaip pavyzdys, ten, tarkim, Norfa, ne, kur ten, nežinau, ten 10 000 kiekvieną dieną, žinai, eina į Norfa, naudoja lojalumo ten korteles, aš ten jam padariau appsą, nu, tai man yra malonu žinoti, kad vat, aš palengvinau kažkam, žinai, gyvenimą ir tuo pačiu ir verslui padėjau. Tai man tas labai malonu, bet kalbėti, kad aš ten labai, labai džiaugdavausi kiekvieną projektą padaręs, tai turbūt irgi būtų melas. Ok, supratau. Įdomus dar dalykas, ką tu turi su savo draugais, man atrodo, išvystyti. Jūs turit berods pirmadienį ten tradiciją kažkokią, eit kažką paveikti. Kaip gimė šitą tradiciją, nes irgi, žinai, labai įdomu, nu, tu šiaip žiauriai daug dalykų atrodo, kad, nu, darai, dabar jo pokalbio metu, žinai, aš pagaunu, kad šiek tiek jau mažiau dirbi dėl tam tikrų priežasčių. Ir jo, tai va, labai gražu tą, man atrodo, balansas suradė, žinai, tarp darbo ir kažkokių pramogų. Tai kaip gimė tas konceptas ir kas ten iš vis yra per idėją? Jo, šiaip tai gimė, tai ne aš jį pagimdžiau iš tikrųjų, aš buvau pas vieną gerą bičiulį Klaipėdoj. Ir aš ten buvau pas jį kelias dienas apsistojęs ir išaušo pirmadienis ir tada jis man sako, taigi vyrukų pirmadienis, mes dabar eisim, nusipirksim pigiausios šampės, nusipirksim pigiausių apelsinų sulčių, pasidarysim pigiausią įmanomą mimozą. Jie turėjo ten kažkokią studijėlę prie uosto. Ir jie tiesiog kiekvieną pirmadienį susirinkdavo pačilint, žinai, nežinau ten ką daryti, pagrot, pabendraut, žinai. Ir man kažkaip pasirodė, blemba, kaip tai yra amazing, žinai. Ir tada aš grįžau į Vilnių. Ne iš karto tą pradėjau, bet po to kažkaip gavosi taip, kad kiekvieną pirmadienį pasiūlydavau artimiausiam draugam kažką paveikti. Nu ir galiausiai jiem pristačiau tokią idėją, kad žiūrėkit, nu tai čia vyrukų pirmadienis, žinai. O dabar ta idėja išsivystė iki tokio lygio, kad seni, mes ta prasme kiekvieną pirmadienį susitinkam 10 ryto ir išsiskirstom 12 vakaro. Mes literaliai visą pirmadienio dieną būnam su bičiais ir pramogaujam, tipo. 10 ryto, nu gerai, paskutinis pirmadienis, 10 ryto mes susitinkam Panoramai, žaidžiam golfą, kokias 3 valandas, 4, nežinau, papietaujam. Tada nuvarėm šį pirmadienį į Bokšto spa, tiesiog visi ten pirtyse, žinai, pačilinom, paplaukiom. Tada po Bokšto spa varom pas mane arba pas mano bičiulį pažaist PlayStation'u. Iki kokių 8, žinai, 9, tada 9 varom į Fuksą, biliardo klubą, žinai, pažaidžiam pūlą. Ir dar kartais būna, kad į bariuką nueinam, žinai. Ir tai vasi žiauriai faina, nes tai yra, nu, tiesiog tai yra tradicija ir, pavyzdžiui, Gintarė žino, kad jinai negali nieko planuoti. Jinai jo, tiesiog pirmadienis viskas, Eriko nėra, žinai. Ir tas, blemba, žiauriai šiaip faina, nes tas laikas, žinai, su bičiais, labai jo padeda. Ok, o tai kaip, būna nueini į bariuką kartais, tai kaip antradienį į darbus kimbi? Lėtesnis toks? Šiaip labai turiu gerą tokį priešnodį, kad, man dabar šiaip labai svarbi yra terapija ir aš, po to perdegimo labai rimtai tai žiūriu. Ir mano terapija yra antradienį 10 ryto. Tai ta prasme, dėl to niekad neužsibūni per daug, nes žinai, kad, 10 ryto tu turi sėdėti ant sofutės, žinai. Tai dabar, kadangi aš mėnesį Amsterdame gyvenau, neseniai pasilgau vyrukų, tai
grįžęs iš Amsterdamo pavėlinau savo terapiją 1 valandą iki 11, tai, Okay. tai jo, dabar biški galiu ir ilgiau užsibūti. Bet šiaip neužsibūnam, žinai, kai mes pradedam labai anksti, tai nors dabar mes dar galvojam anksti, mes galvojam dabar, kad 8:30 susitiktume džime, visi džime, žinai, pasportuojam, tada varom golfo ir, toliau viskas. Okay, nice. Taip pačiai. Okay, o kaip golfui meilę atradai? Nes visai mačiau, kad intensyviai taip daug. Lemba žiauriai intensyviai, man žiauriai patinka golfas, aš nežinau, kažkaip atradau tai labai paprastai, kadangi mes irgi vyrukų pirmadieniais visą laiką bandom sugalvoti kažkokių pramogų. Vieną pirmadienį tiesiog gavosi, kad mano bičiulis Baltasis Kiras dalyvavo vestuvėse kažkose, ar ten savo sesers, neprisimenu. Ir susipažino su Juozapu Budrikiu, kas yra Lietuvos profesionalus golfo žaidėjas. Ir kažkaip jisai sako, blemba, davai, kurį pirmadienį varom, žinai, pasižinai golfo pamoką. Okay. Kažkaip paderinsiu, žinai, kad, nemokamai būtų. Ir taip ir gavosi, mes nuvarėm į tą pamoką, ten 4 gal ir žiauriai užsikabinom, labai patiko tas sportas. Ir jo, pradėjom vaikščioti į pamokas. O dabar jau išvis mes kažkaip, aš tai, per savaitę kokius 3 kartus bent nuvarau pažaisti, dabar kai mažiau dirbu. Tai jo, nežinau, man toks sportas, kuris atrodo tam, kad tu galėtum pradėti mėgautis žaisti, tu turi žiauriai daug tipo padaryti, žinai. Taip. Tarvasi, pavyzdžiui, jeigu tu norėtum žaisti futbolą ar krepšinį, tai bet kas, žinai, paėmęs kamuolį, bet kas paėmęs kamuolį gali žaisti krepšinį ir turėti kažkokį rezultatą, ne? Tebūnie jis ten nedės į kašį ir nemes iš trojčių, bet iš po kašio vis tiek įmes laisvas. Tuo tarpu golfe tai yra absoliučiai atvirkščiai, ta prasme, tam, kad tu galėtum pradėti žaisti, žinai, laukose, tai tu turi 2 mėnesius, karočią, grindinti ir kol išmoksi pakeltą kamuoliuką nuo žemės, žinai. Tai mane tas visai sudomino ir jo, dabar kažkaip turiu tokį norą pakankamai išmokti, kad galėčiau dalyvauti jau turnyruose ir jo, gal į užsienį išvažiuoti kažkada. Okay, nice. Geras. Tai jo. Okay. Grįžtant gal šiek tiek atgal prie tų temų. Turiu artimą draugą, kuris įdomią problemą turi ir visai norėjau su tavim paliesti. Jisai žiauriai daug daro, labai daug ten irgi, žinai, ir agentūrą bildino, ir ten visokių projektų turės, ir sėkmingų ir nesėkmingų, bet jam kas yra, jis labai save lygina su kitais visą laiką, kad, žinai, ten tas bičas, jisai jau padarė savo pirmą lemą, o aš dar net, žinai, aš ten užstrigęs. Kaip šitą dalyką siūlytum išspręsti? Labai sunku, žinai, gal išspręsti, bet what's your take on this? Aš gal pasikartosiu prie to, ką anksčiau sakiau, kad tai, kad tu darai, tai labai sunku daryti kažką, kai tu darai dėl lemo. Žiauriai sunku. Ta prasme, tu turi tiek valios turėti, žinai, kad tu darytum kažką tik dėl to, kad uždirbt lemą. Tai aš visą laiką sakau, kad jeigu tu kažką darai, tai tu daryk tai, kas tau tikrai neša aistrą. Jeigu tu būsi aistringas kažkokioj srity, tai tau tas lemas, jis bus kaip kažkoks šalutinis, žinai, tikslas. Pagrindinis tikslas vis tiek turėtų būti mėgautis, žinai, ta prasme, to procesu ir aišku, kad tas lyginimas, aš irgi ten jo neišvengdavau, žinai, bet labai svarbu, kad tas lyginimas jisai būtų, jis nebūtų toksiškas, žinai, kad ta prasme, tu lygini save su kažkuo ir tada save plaki dėl to, kad tu mažiau ten pasiekiai, ten mažiau uždirbai ar panašiai. Tai atvirkščiai galbūt turėtų būti kaip kažkokia motyvacija, žinai, kad ta prasme, žiūrėk, jisai kažką jau pasiekęs, dabar aš darysiu dar daugiau, kad irgi to pasiekčiau. Bet jeigu sakau, tai jeigu tas darimas bus tik per savęs plakimą, kad pasiekti, žinai, kad uždirbtą lemą, tai aš manau, kad bus jį žymiai sunkiau uždirbti, negu kad darant tai, kas tau patinka ir besimėgaujant, žinai, to procesu. Tai man atrodo, čia tiesiog visiems, man pavyzdžiui, blemba, man sunku kalbėti apie tai, nes aš būdamas 14, aš jau žinau, ką aš noriu daryti, žinai, ir aš žinau, kad man tai žiauriai didelį pasitenkinimą kelia, man tai žiauriai įdomu ir aš tą noriu daryti visą gyvenimą. Tai tuo metu tai buvo, žinai, dizainas, versliukai visokie ten ir panašiai, tai, ir aš ir iki dabar tą darau, aš jau tą, toj bus 20 metų, kaip ten, žinai, sėdžiu ten Photoshop'e, Figmoje, anksčiau Photoshop'e sėdėdavau, dabar Figmoje sėdžiu, ten paišau kažką, ten darau ir tai, nes man tiesiog tai patinka, žinai, tai jo, susirast geriausią kažkokią sritį, kuri tave veža,
Nu ir tada automatiškai tu tiesiog automatiškai skirsi daugiau tam laiko, žinai, nes tau įdomu bus. Jo. Tau nebus taip, kad man reikia dabar, žinai, atsėdėti 8 Mokintis valandas, kažko, jo, tam, kad aš, žinai, po 3 metų uždirbčiau milijoną. Nu, jeigu tu tik tai, žinai, su tokiu požiūriu būsi, tai fucking sunku bus uždirbti milijoną. Jeigu tu atvirkščiai kiekvieną dieną atsikelsi su, žinai, su ugnim akyse ir sėdėsi nuo 9 iki 12 ir nepavargsi svarbiausia, nes kai tu mėgaujasi tuo, tu tiesiog nepavargsi, žinai. Tai galbūt dėl to aš taip ilgai ir neperdėgiau, žinai, nu, tarsi aš, kiek čia aš, 12 metų turbūt dirbau taip full time, daugiau negu full time, vos ne 2 etatais, žinai, varydavau ir perdėgiau tik tai dabar, žinai, po 12 metų, nes tiesiog, nepavargsti, tau įdomu. Smagu pušint, okei. Jo. Einant tada į kitą temą, dabar tokią tradiciją bandau išlaikyti, žodžiu, praeitas pašnekovas užduoda klausimą būsimam pašnekovui. Okay. Tai praeitam podcast'e buvo Antanas Bernatonis, jaučiu žinosi. Taip, pažįstu. Tai va, tai Antanas labai ten, aišku, atsiuntė man 2 minučių voice ir labai ten ilgas klausimas buvo, sako, bet tu apkarpyk tą klausimą. Okay. Tai žodžiu, jisai tai labai gerai šiai pavadino, kad tu toks esi indie appsų developer, žinai, vienas pirmųjų Lietuvoje iš esmės. Ir kur yra end goalas tavo ir kur yra exitas tavo, žinai, kaip tu, ar mąstei iš vis apie šitą dalyką ir kaip tai atrodo? Šiaip čia turiu irgi papasakot vieną tokią istoriją, tada, kai burnautinau, ne, tada, kai buvo man tas sunkus metas, tai buvo šiaip labai, įdomi situacija, man šiaip sunku ganėtinai apie tai kalbėti, nes žmonės galvoja, kad tai per maža problema, kad žodžiu, papasakosiu labai paprastai, kokio aš situacijų buvau. Aš iš esmės visą gyvenimą, ką aš bandžiau pasiekti, žinai, su tais savo startupais, su kažkuo, žinai, tai aš norėjau tiesiog pasiekti finansinę nepriklausomybę. Kad aš galėčiau leisti savo daryti absoliučiai, ką noriu, kad man nereiktų sėdėti, žinai, ten po 8 valandas ofise, kad man, tiesiog, finansinė nepriklausomybė, žinai. Ir taip atsitiko, kad aš šią vasarą supratau, kad aš tą pasiekiau, žinai. Ir ir man tada toks buvo blemba, tai kas dabar, žinai, atrodo, kad aš visą gyvenimą lipau į kažkokį kalną, užlipau į tą kalną, ir ką dabar, tai dabar aš nuo to kalno lipsiu ir kas iš to, žinai, atrodo, kad šiaip žiauriai įdomi situacija ir man tai atrodo tokia labai sudėtinga problema ir man sunku apie tai kalbėti, nes, žinai, aš tikrai suprantu, kad daugelis pavydėtų tokios pozicijos ir aš tą pilnai suprantu, bet tuo pačiu aš, kalbu apie savo jausmus ir aš jaučiausi žiauriai šudinai, nes atrodo, kad, tai ką veik, žinai, tikslas mano pasiektas, reikia kažkokių naujų tikslų ir tada visi tie nauji tikslai atrodo tokie beprasmiški, žinai, nes atrodo gerai, ten, kaip pavyzdys, ten, tarkim, 100 štukų MRR pasiekiau. Tai ką dabar, man sugalvot, kad 1 milijoną pasiekti, ką man tai pakeis? Absoliučiai nieko nepakeis, ką man neužtenka, ten, žinai, ten 40 000 per mėnesį pajamų, man čia per akis užtenka, žinai. Tai dabar ir tada gaunasi, kad kokie tie mano, žinai, kiti tikslai bus. Tai jo, kalbant apie tuos end goalus, gan sudėtinga, žinai, kalbėti. Ir jo, exitai, jeigu taip labai pragmatiškai žiūrint per startupų prizmę ir per būtent mūsų šito appso prizmę, tai aš manau, kad exitas yra toks, kad mes tiesiog selinsim, žinai, tą appsą, tada, kai jisai pristos augti, žinai. Ir ten, galimai ta suma jau ten bus visai normali valuacija, aš ten įtariu, kad apie 10 milijonų galėtų siekti. Ir kas toliau, tai I have no idea. Prasme, tikrai labai sunkus man klausimas. Jisai iš tikrųjų pataikė į tokią gan skaudžią man vietą. Nes aš, neturiu dar to atsakymo, žinai, kas toliau ir koks yra tas galutinis. Jo, šiaip, kas mane šiaip žavi, tai gal tai, žinai, iš mamos aš tą paveldėjau, nes jinai mokytoja, tai mane ta visa edukacinė prizmė žavi. Aš galbūt norėčiau kažkaip pereiti labiau į tą pusę. Ir kažkaip edukuoti, mentoriauti, galbūt kažkam padėti. Ką irgi prieš mūsų pokalbį privačiai kalbėjom, tai kad aš norėčiau angel investmentų padaryti. Tai irgi vadinasi kažkaip aktyvuoti žmonių talentą savo, kažkokiu savo prisidėjimu, savo resursais, tiek laiko, tiek pinigų ir panašiai. Tai man tas yra svarbu ir jo, tai galbūt end goalas iš tos tokios profesinės pusės gal ir būtų, kad norėčiau
norėčiau turėti, kadangi jau pasiekiau tą finansinį nepriklausomybę, tai ateityje norėčiau turėti kažkokį, nežinau, ar hubą, ar kažką, kur ne tik aš galėčiau mentoriauti ir mokyti, bet galbūt vos ne kažkokį universitetą, žinai, vos ne sukurti, kuriame, žinai, auginti hustlerius, tipo. Tai tam tikra prasme tai galima vadinti ir venture capital visokius fondus, nes jie panašiai ir daro. Jie pasiima kažkokius talentus, juos finansuoja ir kažkiek mentoriauja ir tai tam tikra prasme irgi toks kaip universitetas gaunasi. Bet jie gal net nėra, bet įdomu, išgrynint biškį dar labiau tavo tą idėją. Jie labiau per verslo prizmę žiūri. Taip, ir nėra to, kad nuo nulio iš esmės, tu paimi žmogų labiau, o ne verslo produktą. Jo, tai vat tokių minčių turiu ir nežinau, ar tos mintis nepasikeis, žinai, bet pastaruoju metu apie tai esu galvojęs. Graži mintis, žiauri geras. O dėl tos, grįžtant, žinai, kad pasiekiai tą kažkokį tikslą, tai, galiu savo experience'u pasidalinti, tai nėra nei tos prizmės, bet man buvo, aš kažkaip žaidžiau ten 8 metus, man atrodo, ir žaidžiau ir kažkam taške man buvo visiškas krešas, kur aš turėjau labai prastą trenerį ir man dingo visa meilė sportui absoliučiai, ten buvo žiauriai tamsus periodas, tada ačiū Dievui labai pasisekė pereiti pas žiauriai gerą trenerį, kur nežinau, man tas žmogus, jisai toks kaip antras tėvas realiai gavosi, kur, beprotiškai daug dalykų išmokino ir ypatingai gal iš tos, kokiu žmogum reikia būti, tipo, ne tik kaip, žinai, kažį žaisti, rankius derinius daryti. Ir jo, bet aš vis tiek jau buvau, gal per vėlai perėjau pas jį žodžiu, nes neišteiškinsiu, kur ta problema yra, bet jo, visiškas buvo krešas, nustojau žaisti kažį ir aš atsimenu, kad aš guliu lovoj, vasara yra, aš nieko neveikiu, tipo, tada jo prasidėjo gerimai, rūkimai, visokios tokios nesąmonės ir aš visiškai neįsivaizdavau, ką aš darysiu, tipo, absoliučiai, ir tas jausmas, kai tu, žinai, sakai, kad čia kitiem atrodo kaip no big deal, bet čia žiauriai fucking big deal, nes tau realiai atsikeli ryte ir tau iš esmės ant visko, žinai, ką tu darysi, nieks tavęs nefulfilina, nes tu įvykdai kažkokį labai didelį gaulą, tai, čia, žinai, čia man atrodo yra tas gal gyvenimo grožis, kad yra žiauriai daug didelių šūdų ir mums reikia išmokti mėgautis procesu visų, žinai, nes, su tais gaulais, tai, kaip ir sakei pats irgi, žinai, tas, kai pasiek 100K monthly revenue ir tada kas toliau, tada lemas, tada 10 lemų, tai čia never ending yra cycle. Ir tai atrodo taip beprasmiškai, žinai. Taip. Nes vis tiek tavo tikslas, tai nėra 100K tikslas. Tikslas yra ta finansinė nepriklausomybė, žinai. Ir jeigu tu ją pasiekai, tai ar tu 100K uždirbsi ar lemą, jau nebėra, žinai, skirtumo, žinai. Jo, tai vat, šitas šiaip, sakau, man tai yra labai sudėtinga tema, dėl to, kad aš suprantu, kad žmonės, pavyzdžiui, tie patys draugai, su kuriais aš apie tai, norėjau kalbėjau, tai man buvo sunku kalbėti, nes aš suprantu, kad, blemba, jie tikrai pavydėtų man tokios situacijos ir jie norėtų irgi tokios situacijos. Tokios problemos. Tokios problemos, žinai, blemba, tau visiškai pirmo pasaulio problema, dėl to man biškai gėda, žinai, kalbėti apie tokias problemas. Bet čia labai normalu, man to. Jo. Okay. O ko gyvenime labiausiai didžiuojas? Blemba, kaip sunku. Tai turbūt, blemba, aš visus šitus savo keliu ir didžiuojas, žinai, kad man pavyko tokį, žinai, pasiekti from zero to hero. Taip pat trumpai tariant. Ir kad iš esmės, tos pagalbos, nebuvo daug, iš esmės. Tiesiog tu vienas kažkaip įreisi ir galbūt čia yra mano didžiausias tas pasididžiavimas, kad man nereikėjo kažkokių investuotojų, man nereikėjo ten melš tėvų, žinai, ten pinigų, tiesiog, tipo, viską padariau per darymą, žinai, ir tokiu, kas galbūt galėtų pasakyti sunkiuoju keliu, žinai. Tai turbūt čia ir būtų mano didžiausias pasididžiavimas šiuo metu, ypač šitam kontekste, apie kurį kalbam. Okay. O ko labiausiai gailiesi? Jeigu gailiesi iš vis? Blemba, nežinau, šiaip ne... turiu dalyką, tipo, kurio gailiuosi ir apie kurį man sunku kalbėti šiaip, tai jeigu labai taip trumpai, tai gailiuosi, kad nepadėjau vienai draugiai tiek, kiek galėjau padėti ir jos nebėra, žinai. Okay. Tai gal čia toks, tipo, būtų didžiausias mano gyvenimo what if, žinai, ir dalykas, kurio gailiuosi.
Ok, tada pereisim prie linksmėstės temos. Jo. trauksiu paskutinį kozerį. Čia, man atrodo, turi būti visai ilga istorija kažkokia, žinok. Nu, davai, labai įdomina. Čia yra visas Facebooko postas tavo ir Okay. captionas literaliai yra ilga istorija, ble. Ir fotkė yra tiesiog 2 bičiai upiai. Kas vyksta čia, nes... Fuck. Jo, čia mes su mano geru draugu nuo vaikystės Justu. Tarp kitko, mes su juo tą brandą darėm ir čia berods toj nuotraukai, aš gal net ir esu su to džemperiu. savo brandu. Jo. Jo, tai čia yra tokia istorija, kad, nu tai jaunystė, kvailystė, žinai, mes ten, čia yra paryčiai, mes visą naktį, žinai, kažkur ten tūsinom, ten linksminomės, geriam ir tada mes sugalvojom, kad ten gal 5 ryto, kad blemba būtų smagu, žinai, grafiti papaišyti. Žinai, ir tipo... nu ir jo, mes ten, žinai, obviously, mes ten neniokojom ten kažkokių ten, žinai, nu, kultūrinio paveldo. Jo, mes labai konkrečiai mes nuvarėm prie užupio ir po tiltų, po užupio Kur tiltų, supynės yra? po Vilnelės tiltų, bet net ne kur supynės, o ten toliau link Paupio, po sekančių. Tai mes po to tiltų kažką ten, žinai, kažką ten paaišėm, kur ten, nu, ten net nesimato iš išorės, žinai, ir tada mes išgirdom, kaip sustoja kažkokia mašina ir ten kažkokie marozai buvo ir jie ten žiauriai piktai nusiteikia ir blemba mes kažkaip jau jaučiam, kad jie pas mus parvaro, žinai, tipo, ir obviously ko jie ten daugiau pas mus varys, jeigu nesupyzdins, žinai, ir mes tokie, ką daryt, ir ten blemba visur krūmynai kažkaip per krūmus neprasibraus ir mes tiesiog, tipo, į Vilnelę, tipo, iššokom ir tiesiog, nu ten tas, žinai, Vilnelės gylis mažas ten iki kelių ir mes tiesiog per Vilnelę, tipo, taip ropojom. Ten kokius 200 metrų ir jo, tipo, šlapiais batais tada galiausiai nuvarėm pernakvot į jo tėčio ofisą. nes aš tuo metu gyvenau su tėvais ir, kaip sakiau, mano tėvai užmiesty gyveno, tai aš net neturėdavau galimybės. Labai šiaip juokinga, jo, kai mano tėvai užmiesty gyveno, tai aš jeigu išvarydavau į miestą kažkur tipo patūsint, tai man visą laiką reikėdavo nakties metu susigalvot, kur aš pernakvosiu, žinai. Tai ar ten pas kažkokį draugelį įsivartyti ar ką, ir vienu metu būdavo, kad aš tiesiog atvarydavau su mašina į miestą, pasistatydavau mašiną, bagažiniai turėdavau kaldrą ir pagalvę ir tiesiog tipo tūsini visą naktį, grįžti 5 ryto, atsisėdi į mašiną ir mašinai miegi, žinai. Tai jo, buvo ir tokie laikai. O tai dabar dar išeini taip agresyviau patūsinti, nes skamba tai, kad visai wild laikai buvo. Šiaip neneiksiu, būna. Šiaip tikrai mėgstu vakarėlius ir šiaip smagu, kad Lietuvoje yra gan kokybiška scena, žinai, vakarėlių, nu, kalbant apie klubus. Tai dabar tikrai rečiau išeinu, galbūt, kai išvažiuoju ten į kokį Berlyną, Amsterdamą, tada jau jautiesi įpareigotas, žinai, kad jeigu jau esi tokia mieste, tai nu, reikia nueiti gerą tūsą. Tai jo, nepiknaudžiauju tuo, bet jo, būna išėjimų. Ok, einant į pabaigą, turiu tau vieną paskutinį klausimą. Tai yra, kokį blogiausią patarimą esi gavęs? Blogiausią patarimą? Blemba, kaip sunku. Blogiausią patarimą... Galbūt tai bus susijęs su išsilavinimu, su mokslais. Tai negaliu kažkaip, neatsimenu dabar konkretaus, žinai, kažkokio patarimo iš konkretaus žmogaus, bet šiaip atsimenu, kad savo karjeros pradžioj, nu, tokį biškį spaudimą jaučiau dėl studijų, dėl aukšto išsilavinimo ir aš niekada nesu studijavęs iki šiol. Manau, kad dar teks, nes šiaip vienu metu jau buvo netoli to, beveik įstojau į politikos mokslus. Bet jo, tai long story short, jaučiau tokį spaudimą ir supratau, kad jau tada supratau, kad to nereikia, tai čia labai didelį ačiū galima sakyti mano broliui, nes jisai, kadangi 8 metais vyresnis, jisai šiaip tai programuotojas yra, tai jisai praėjo visą tą, žinai, spaudimą, kad studijuok ir jisai pasidavė tam spaudimui, nu nežinau, ar pasidavė, galima tai pavadinti, jisai nepasidavė spaudimui, bet jau tas spaudimas buvo per stiprus, žinai, kad jo nejausti ir jis studijavo informatiką, žinai, baigė ten per kokius gal 7 metus, ten šiaip ne taip.
Ir jisai buvo geriausias pavyzdys, kad, nu, absoliučiai nereikia to diplomo, jeigu tu taip, žinai, turi kažkokį skillsetą ir dirbi toj srity ir gali tobulėti praktikoje, tai jo, vat galbūt, žinai, šitas, nu, ne patarimas, o toks spaudimas buvo, kurio labai džiaugiuosi, kad jo, atsigyniau. Ok. Gerai, supratau, ačiū tau, Erikai, kad atėjai. Labai Prašau. malonu buvo. Smagu. Geras. Ačiū, iki. Iki.